Sveiki, šiandien su jumis aš, Tomas, būsiu vienas, tačiau liūdna tikrai nebus. Pristatysiu jums Geekvape Amit kaitiklį, perrenkamą kaitiklį, kuris yra nebrangus, kokybiškas, duoda puikų garą, puikų skonį. Galvoju, taip nebūna? Pažiūrėkime iš arčiau. Kaitiklį gaunam štai tokioj dėžutėj. Nusiima popierėlis. Ir tada mus pasitinka skaidri plastiko dėžutė. Matom kaitiklį. Čia atsilupa, atsidaro ir tada mus pasitinka pats Amitas. Atsarginis stikliukas. Išėmus šitą turim instrukciją, kaip paruošti kaitiklį, kaip jį naudot, kaip viskas reguliuojasi. Ir atsarginės tarpinės, varžtai bei 3 viename atsuktuvas. Ir daugiau nieko nebėra. Šitą viską galim tada susipakuoti. Pradedam nuo pačio kaitikliuko. Pas mane yra juoda versija, labai dailiai žiūrisi. Kaitiklį naudoju jau kurį laiką, tačiau įbrėžimų praktiškai nėra. Kaitiklis naudoja standartinį 50 kandiklį. Atsisuka viršus. Turim pildymą. Visa kamera su kaminėliu ir stiklu nusisuka, visas bakas atskirai. Ir tada turim tai, kuo kaitiklis yra išskirtinis, bazę. 2 stulpelių bazę, kuri naudoja dvigubą oro padavimą. Vienas yra iš apačios, kitas iš šono. Štai va čia matom yra šoninis oro padavimas, 3 skylutės papildomas, per kurias dar ateina oras į spiralę iš kitos pusės. Reguliuojamas oro padavimas, kuris fiksuojasi, 4 padėtis yra, jis iš abiejų pusių toks pat ir kaip užstatom vienoj, tai būna ir kitoj. Skysčio kanalai. Štai mūsų bazė atrodo taip. Pats skaitiklio bakas dar taipogi išsiardo. Turim 3 atskiras dalis. Nu ir dar kandiklis. Štai taip atrodo kaitiklis išardytas. Rodysiu, kaip kaitiklis turėtų būti mano manymu paruoštas. Šiuo metu spiralė pas mane yra įdėta, bet šiaip ją įdėti yra labai paprasta. Turim 2 stulpelius, 2 postus, tvirtinasi spiralė pliusiniais varžtais, kas yra labai mano manimu patogu, nes jie yra ganėtinai patvarūs. Komplekte pridedami dar 4 varžtai, bet aš per, nežinau, pusantro mėnesio gal kaitiklį naudoju, dar ne vieno nesugadinau. O spiralių jisai matė, tikrai nemažai. Įstačius spiralę, reikia žiūrėti, kad ji būtų kuo arčiau apatinio oro padavimo. Aš iš pradžių taipogi bandžiau jį daryti per vidurį, reguliuoti arčiau to šoninio. Ne. Spiralė turi būti kuo žemiau. Įstačius spiralę kuo žemiau, mes be abejo ją nukaitinam. Pažiūrim, kad jinai šviestų tolygiai, iš vidaus į išorę, nebūtų jokių hotspotų vadinamų. Kai visa tai yra, spiralė stovi tvirtai, centre, nuleista kuo žemiau, galim dėti vatą. Šiandien naudosim Cotton Bacon vatą. Aš čia tokį gabaliuką, kad sutaupyt laiko jau atsikirpęs. Vatos dėjimas taipogi labai paprastas. Šiek tiek susukam, prakišam ir statom. Aš naudoju 3 mm vidinio diametro spiralę. Mano manimu, taip kaitiklis patogiau susideda vata. Galima išgauti maksimaliai garą iš jo, naudojant kuo mažiau galios. Stačius vatą į spiralį turi stovėti gan tvirtai. Matot, judinant vatą spiralė šiek tiek traukiasi, tačiau tai nėra taip, kad jisai traukiant vatą tą spiralę visą neštų šoną. Tai vat kažkas tokio turėtų būti. Turėtų būti pakankamai puru. Kerpam vatą maždaug ties čia. Vienoj pusėj ir ties čia
kitoj pusėje. Liekam 2 tokias gražias ausytės. Šiek tiek galim papurent. Nupūst nereikalingą vatą. Ir tada dedam vatą čia į apačią. Čia jums gal nelabai matysis, bet aš to paaiškinsiu principą. Vatą tiesiog nuleidžiam į šituos kanalus. Ten apačioje yra tokios 2 skylutės, vienoje pusėje viena, kitoje kita. Per ją ateina skystis iki vatos. Tai mes skylutes tas turim uždengti, bet neužkimšt. Ką aš turiu minį neužkimšt, kai įdedam vatą, per čia mes galim matyti per šitą skylutę, ar vata iš tos jau skylutės, kuri pareina į bazę, nėra išlindus. Jeigu yra išlindus, vadinasi, jinai užkemša kanalą ir mes negalėsim naudoti tirštesnio skysčio. Tai vat aš taip pat į tas skylutes įkišęs pincetuką pasižiūriu, kad tie kanalai būtų uždengti iš viršaus, tačiau iš apačios jie būtų atviri ir skystis laisvai pasiektų vatą. Paskutiniai pataisimai. Atrodo gerai. Pilam skystį, šiek tiek sudrėkinam spiralę, sudrėkinam vatą. Matom, vata siurbė skystį. Aš šiek tiek pakaitinu pildamas, greičiau įgeria. Vatai pilnai sudriekus galim dar atlikti paskutinius pataisimus, kad nebūtų kažkokių išlindę ūsų. Ir viskas. Galim dėti baką. Kaitiklio bakas labai paprastai užsideda, tiesiog uždedam ir užsukam. Užsukus šiek tiek pasukam dar, prilaikydami apačią ir tada reguliuojama turim skysčio padavimą. Štai tai matot, sukant, šop, darinėjasi. Taip ir dabar mes turim atidarytą skysčio padavimą ir turim uždarytą. Kaitiklio pildymas labai paprastas, buteliukas, sakykim, tikrai ne visiems kaitikliam tinkamas. Bam. Viskas. Pilnas bakas. Dar ką siūlau padaryti, kur yra jau kaitiklio dangtelis, čia šone aplink šitą žiedą didelį eina dar tokia mažytė tarpinė. Kada mes pildom kaitiklį, jeigu jos nesudrėkinam, aš vieną jau nutraukiau. Tai žiūrėkit, kad būtų sudrėkinta, nes jeigu šitas daiktas bus sausas ir neslys, jeigu mytė gali plyšti. Oi, čia toks gavosi negražus pasakymas. Atsukam skysčio padavimą. Viskas, kaitiklis užpildytas, paruoštas garint. Tai štai, ką sugeba viena spiralytė. Kaip matėt, kaitiklis labai paprastai paruošiamas. Spiralę, sakykime, aš dabar nedėjau, bet ją įdėti irgi labai paprasta. Įdedam, prisukam, nukerpam, nukaitinam, paleidžiam kaip įmanoma žemiau, viskas. Vata, kiek mes čia trūkom porą minučių, skysčio, pildom, garuojam. Labai viskas paprasta ir greita. Tas man labiausiai šitam kaitikliui patiko. Tai pirmas dalykas, kurį aš jums norėjau pasakyti. Šiaip daugiau apie pliusus minusus, tai sakykime, minusų turiu labai mažai. Tai būtų man minusas didžiausias, ko gero, šiek tiek per standžios tarpinės. Nepatinka man, kai viskas ten plaukioja, makaluojasi, bet, sakykime, kai būna labai standžios, irgi yra negerai, nes sausos gali plyšti. Ypač yra bėda su šituo skysčio reguliavimu. Tikrai teko ne su vieno mitu susidurt ir kai kurie yra kol visiškai nauji, neįmanoma praktiškai yra pasukti skysčio reguliavimą. Jisai užstrigęs visiškai vos, jau ten, nežinau, pirštai mėlyni jisai nejuda. Tai reikia dar šiek tiek pasistengti ir jisai prasisuka. Kol kas dar nebuvo nei vieno tokio, kur tikrai jau niekaip neprasisuktų. Pirmą kartą prasukus, jau paskui jisai vaikšto standžiai, bet, sakykime, man tada jau tas pasipriešinimas yra idealus.
kas liečia, kiek reikia jėgos pasukti. Tai, tikrai išvengsim į kišenę dėdami kažkokio pasisukimo, ar dar kažką nereikia žiūrėti, kad įsitraukiu ir, kažin dabar galiu garinti ir sausą gausiu. Ne, taip tikrai nėra. Plius tarpinė šitos viršui. Irgi, kada keitiklį išplaunam, aš plaunu keitiklį dažniausiai kaskart keisdamas vatą, kad neliktų jokių ten reikalingų skonių, prisvilusių ten tų skysčių, beplaukiančių ten ruoniukų, tų tokių bake. Viską išplaunu ir tą viršutinę tarpinę aš nesudrėkinęs irgi užsukinėdavau ir man taip pūkšt ir žiūriu, čia išlindęs kažkoks makaronas. Taip suplyšo. Aš ją pasikeičiau, komplektai dar tikrai kelios yra, tai tiesiog įspėju, kad šitaip jūs nepadarytumėt. Kitas dalykas yra kandiklis. Aš jį visada sudrėkinu šiek tiek įdėdamas, jisai sudrėkinęs sukinėjasi, bet, kris tikrai nekrenta, galim laikyti už jo kaitiklį, stovi labai tvirtai, bet su sausu vėlgi labai sunku yra įdėti. Kitas, sakykime, minusas dar būtų, tai kaip ir visų bent jau Geekvape kaitiklių, kas liečia ar tą, ką aš pastebėjęs esu tiek tas pats pirmas Griffinas, kuris labai padarė didelį šuolį tada kaitikliuose ir asmeniškai man tuo metu buvo favoritas. Ilgiau pagarinus, oro reguliavimo žiedas, kur yra, aplinkui ima drėkt, kauptis ten šiek tiek skysčio ir šlapt modas, tai paimi tas oro pareguliuoti ir lieka pirštai tokie nemaloniai šlapi. Tai nežinau, čia su šitais Geekvape kaitikliais, kiek man teko susidurti ilgiau pagarinus su visais tas pats. Ir su Gemini buvo Paresa tas pats, net nežinau, sakykime toks pliusas minusas. Jeigu dažnai keitiklį plaunat, vatą keičia, tai šito nebūna, bet jeigu taip padėlsi kokią savaitėlę pastovėti, jau tada gali sakyti, kad visai toks visas būna pašlapiavęs. Daugiau minusų aš jam kaip ir neturiu, gal talpa galėtų būti šiek tiek didesnė, bet tada jūs pats turėtų būti didesnis, tai, sakykime, čia toks jau kaip ir ne minusas. Pliusai, o čia jau prasideda. Visų pirma, tai skonis. Aš kada iš karto gavau, surinkau pirmą kartą per kokias 5 minutės, puikiai sudėjau vatą, jis man nei bėgo, nei svilo. Skonis buvo neblogas, bet galvoju, kaip vidutinės klasės kaitiklis, tai taip ir garuoja. Ir paskui aš bandžiau vieną, kitą, trečią spiralę, pabandžiau pakelt pagal torą, ten pamakaluot, nuleidau spiralę kaip įmanoma žemiau, ten milimetras galikės yra iki to apatinio oro padavimo. Tada jis atsiskleidė, skonis iš jo, šakės. Viena spiralė, pas mane dabar įdėtas yra aišku Staggered Fused Claptonas, tai jisai šiek tiek to skonio dar paduoda, bet aš ir su paprastu koilu esu bandęs jis labai skaniai garuoja. Ypač jeigu taip žemai nusileidžiate spiralė, šakės. Oro padavimas, jisai nors ir vienos spiralės, jisai gausus, nėra jokių tokių šlykščių garsų, kada jis yra pilnai atidarytas, šiek tiek prisukus, dar būtų minusiukas, jeigu per du uždarom, toks atsiranda toks keistas garsas. Gal labiau, kai kaitiklis patampa sudrėkęs, purvinas, gal daugiau tada tas garsas girdisi, bet toks prisukus kartais būna toks nemalonus, lyg taip nešvilpimas, bet kažkas tokio panašaus. Bet šiaip oro padavimas labai gausus, jisai su fiksatoriais tiek vieną pusę, tiek į kitą, labai patogu, kada mes norim kaitiklį nuimti uždėti. Plus jisai tos fiksatoriukus turi 4, sakykime, kas 4 padalas, labai yra lengva orientuotis, norint sumažinti orą. Sakykime, atradot savo tą sweet spotą vadinamą, ten per vieną ar per 2, nereikia ten gaudyti, pagal kažką matuoti, labai viskas paprasta. Ir šiek tiek orą prisukus aš per vieną prisisuku dažniausiai, man tada jis dar šiek tiek daugiau paduoda skonį. Kitas dalykas, tai labai patogi build-in bazė, patogi tiek spiralę sudėti, tiek vatą sudėti, viskas paprasta, greita, nesunku, varžtai labai patvarūs, aš sakau, daug bandžiau spiralių, dar ne vieną varžtą nesugraužiau. Kur tikrai, sakykime, varžteliai dažniausiai būna kaitiklio silpnoji dalis. Tai čia, 4 komplektai, nežinau, ar man jų reikės kažkada panaudoti. Sudėjus viską, reikia tik žiūrėti kad ta būtų apačioj palikti tie tarpeliai, kad skystis spėtų eiti, nes su 50-50 tai nelabai svarbu, bet, sakykime, jeigu norim 70-30, 80-20 skysti, tai jau reikėtų žiūrėti, kad būtų ten tikrai viskas atvira ir viskas tas skystis pareitų į vatą per tas skylutes laisvai. Tada jis įgairuoja su praktiškai bet kokiu skysčiu puikiai. Kaip reguliavimo kažkokios funkcijos, sakykime, netlieka, aš tiesiog pildant jį užsuku, kad kaitiklis visas, nepaleistų savo skysčių. Tai tiek. Pildymas labai patogus, matėt patys su šito buteliuku be problemų, galima tiesiai iš butelio pilt ir su pipete, visiškai jokių kažkokių nepatogumų neapturėjau, tik tiek, kad reikia nusukti
kažkur pasidėti tą dangtelį. Tai vat, nu, čia toks, sakykime, santykinai gal nebūtų tobulas dalykas, bet labai patogu. Man didelių nepatogumų tai nesukelia. Skystis reguliuojasi, nu, kaip reguliuojasi, užsidaro, atsidaro, oras reguliuojasi, pildymas paprastas, skonis puikus, kandiklis irgi keičiamas, gali dėti savo, jeigu norit 50 kažkokį tai gražų. Aišku, čia turi tą pakilimą į tokį minimalų. Tai, sakykime, gal ne visi tiks, bet jeigu va, taip radu šiokį tokį, labai būtų neblogai, nors man ir standartinis labai patiko, ant jo nesikaupia nei lūpų likučiais, pakankamai platus, bet nėra labai jau ten toks, kaip būtų, kad ten triubą reikia didelį apžioti. Nu, viskas jo normaliai. Ir vat dabar parodysiu dar su viena spiralė prie 30 vatų, kiek mes galim išgauti garą. Atrodo, kas čia tie yra. Jokingai, kaip fūnė panašiai naudojama, ar ne? Viena spiralė. 35 vatus pabandom. Nulis 5,8 varža. Bandom 40 vatų. Viena spiralė. Bandom 45. Skonis, pasaka. Šiek tiek man gal jau dabar per plaučius duoda 4 Flawless'o, bet sauso dar tikrai ne. $50 vatų. Viena spiralė. Nu, bandom 55, bet jau dabar. O, bus jaučiu negerai. Jau šiek tiek sausokas, burbuliukai matau kyla, bet jau sakykim per daug. Aš asmeniškai naudojam 30 vatų, prisuku vieną skylutę orui. Skonis. Atsiprašau, skonis labai ryškus, jaučiama ganėtinai daug skysčio skonio natų. Tas garas toks šlapės, šiltas, bet nėra karštas. Man vat šitas labiausiai patinka, aš būtent tokio tipo garą mėgstu. Skysčio sąnaudos, taipogi tie galios naudojant nedidelės. Ir baterijos, 3 baterijos laiko man 3 dienas, dar dabar, kai kartu su Bo naudoju, tai jis man ir 5 dienas išlaiko. Praktiškai naudojant 30 vatų, po poro keletą bakų, tai 3 kokius į dieną panašiai galima sugarinti su juo. Tai va tiek. Tikiuosi rodžiau, kad gali būti kaitiklis ir nebrangus, ir kokybiškas, ir puikiai paduot skonį, ir puikiai paduot garą. Nu, garo matėt patys, paruošimą matėt patys, dėl skonio siūlau aš jį jums išbandyti ir manau tikrai tuo įsitikinsit. Tam kart tiek, siūlau ir rekomenduoju sekti mus tiek Instagrame, tiek prenumeruoti mūsų YouTube kanalą ir be abejo prisijungti prie mūsų Facebook'e. Tai nuorodas rasite apačioj, tam kart tiek, gero garo.